Sveiki visi, su jumis Egnas Šudomas ir šiandien filmuoju naują Farming Simulator 2019 epizodą. Ir šiame epizode reikėtų surinkti rulonus, nors gal dar pirmiau reiktų juos ir suvinioti į plėvelę. Neatsimenu, kaip aš planavau daryti, reiktis planavau vinioti ir paskui surinkti. Tai jo. Taip pat pradėjau šitą pjauti rapsą, nes užaugo. Tau nupjau lauką, liko šitas, bus dar pinigų. Taip, bet dabar reikia vyniotuvo ir frontalinio kautuvo. Tai vyniotuvą išsinuomosiu, galbūt normalų reikia išsinuomoti, aš nežinau. Lygiai turėtų Belarusas patraukti vyniotuvą, aš labai tikiuosi. Nes šitas tai, ne, jam tikrai netiks. Jo, ką čia galim pakeisti? Gerai. Šį kartą darysiu į tokią gal spalvą. O, gerai. Nuomojam 500, nėra daug. Ir taip pat dabar frontalinį. Ant ko dėti frontalinį? Jaučiu, kad būtų neblogai užsidėti ant šito frontalinį. Arba ant šito, nes ant pupsiko lyg ir neina dėti. Kur jisai čia yra šitas traktorius. Taip, pas jį neina. Ant šito frontalinis eina... Eina visokie frontaliniai, o ant 40... Eina tai toks frontalinis ir labai baisiai pakeičia priekį. Ir šitas pats. O šiti mažesni pupsikai, lempai irgi negali frontalinių. Galėtų ir galėtų, būtų visai fainiai. Nežinau, ant ko čia dabar dėta frontalinį. Kokios ten jas, bet ir man atrodo frontalinis kainuoja nemažai. Jeigu toksai, tai jis išvis čia kainuoja kosmosą. Jo, su kainom tai čia normaliai, šiaip šito originalų gaunasi pigiau pirkt. Tai reiškia montuosim ant šito, nes iš tai galima dėti tą originalų. Tai gerai, važiuojam kaip partuves. Prisikabinsim visus padargus. Jo, ir šitas traktorius be poilsio dirba. Taigi didžiausias, tai jo, dabar jis reikalingas. O pupsikas tas mano, nežinau, T25. Aš neatsimenu, ką su kartu aš dariau. Aš su juos sėju, bet ir sėjamosios ir didesnės tai. Šiaip reikėtų greitų metų reikės dar nuo traktorio didesnį už šitą tikriausiai. Tai nežinau, koks tai galės būti. Gal kokį naujesnį Belarusą. Bet nelabai kaip ir. Gal kažkokį tokį patį. Gal biškai didesnės galios, man atrodo, yra. Aišku, taip pat galiu persikelti į didesnę fermą. Ten, kur yra karvės, ir reikės greičiausiai persikelt, kad pradėt su karvėm galbūt biškai kažką veikt. Nes tos kiaulės tai, aš jų daug turiu ir... Ok, kodėl atsiplaginu. Ir jie šiaip reikėtų parduoti ir... Nežinau, parduoti ir... Ir, kaip sakant, būtų nemažai pinigų naujai fermai. Nes aš kiaulių turiu 62, tai jas dar kol išvešiu vien. Taip pat srutų labai daug prisikaupę, reikia nusipirkti tą priekabą srutom. Gerai, frontloaderį 5000, jūs juokaujat gal. Kas čia? Jo. Piniginė tai čia gerai eina. Man paprasto frontloaderį ir reikės bale spikes. Taip. Ir taip pat iš karto pasiimsiu
Turiu srutų. Irgi daug kainuoja, bet pasimsim šitą srutom. Dabar nesivešiu jos kinau, bet reikia turėti. Tokia maža labai faina priekabytė. Kadangi srutų daug, tai manau ant laukų vietoj trašų pavarysim srutų ir bus labai gerai. Ekologiškai viską darysim, o ne kaip baisiai atrodo frontalis iš tikrųjų ant šito. Jis realiai per didelis. Na bet ką padarys. Nu, gal biški ir per didelis šitas vinietuvas, bet nu. Bet galios užtenka, šitą miniatūrą, man atrodo, labai daug. Šiaip kažkoks miniatūras atrodo, man jisai atrodo čia padidintas. Arba čia kažkiem labai liem rulonams skirtas. Net lyg tai būdavo kitoks, jisai būdavo mažesnis, buvo tokios raudonas. Ant senesnių versijų, man atrodo, buvo mažesnis. Bet čia kažkoks didžiulis, nežinau kodėl. Jis toksai yra, bet ką jau padarysi, nieko nepakeisiu. Gerai, kad jisai nesuko, nesutrukdė man. Kombainas lyg ir nepilnas dar. Tai kad darbininkas nedirba. Aš neuždėjau darbininko. Ok. Paliekam darbininką ir važiuojam toliau. Su Belarusu. Kiek čia tų rulonų dabar neatsimenu, aš turėtų gan manau greit čia viskas susiviniot. Oi, reikia čia atsargiai neišmindžiot. Gerai. Apa. Čia rulonam atrodo kokie gal 8 gal buvo. Kažkas tokio. Čia tie ta plevelė, kur su šitais lipdukais. Šio kolūkio. Man tai nepatinka, norėčiau paprastos labiau. Nu bet, ką padarys? Neturiu modo paprastai pleveliai. Gerai, kaip reikia... gerai. Tai manau, čia vėlgi sugreitinsiu, nes čia šiaip greitas procesas, tik tai sukrausim greitai ir galėsim krauti į priekabą ir turbūt išvešim parduot. Arba kažkur pasidėsim ir palaikysim ateičiai. Nes pinigų netrūksta, o karių ferma vis tiek nusimato ateityje. Na, tai...
Gerai, paskutinis rulonas. Lyg ir viskas vyniau. Tai šitą aparatą galim atiduoti, man jo nereikia tikrai. Taip, kombainas pilnas, paskui iškrausiu. Ir dabar reikia pasimti šitą traktoriuką. Ir kaip tai mano ta priekaba, jinai be bortų liks. Manau, tai 40 turėtų normaliai pavilta priekaba. Nėra vis dėlto labai mažas traktoriukas, kem arklių turėtų būti. Ir rusai nemelavo gamindami. Taip, aš dabar taip čia neišvažiuosiu paprastai. Reiks kieme apsisukti. Gerai. Taip, šitas atsargiai. Jo, kaip čia man dabar ta statyta priekaba. Gal iš tolo kaip stačiau, bet nieko. Jo, aš labai seniai krovau rulonus, žiūrėsiu, kaip čia man seksis juos krauti. Tikiuosi susikrausiu bent kažkiek aš jų. Ta priekabytė šiaip mažiukė labai. Nors gal ir visai normaliai čia jos. Taip, ir jo pavynėtuvo, kas čia atsitiko tam rulonui. Reik biškai oi. Nenorėjau pakelt, norėjau ale pastumti. Gerai, ten pat grįžo, kur buvo. Reikia pasistengti realistiškiau žaisti. Bet gaila, kad nėra modo, kuris leistų tiesiog pastumti, o ne pakelti. Tai būtų šiek tiek realybės, nes realybėse gali tą ruloną biškai stumtelt. Bet nėra dar tokio modo. Taip. O, puiku. Nu, lyg ir 6 netilps apačioj, tai bus po 2 apačioj, tada reiškias. Oi, vieną nuverčiau. Ir dabar jis bėga stok. O, sustojo. Gerai, kaip čia dabar biškį privažiuot man normaliai. Gerai, vėl nuvažiavo rulonas. Ai. Yra reikalų su tais. Gerai, nelįsk su tuo farmingu. Pala, ten, man atrodo, irgi dar 5 rulonai likę. Kur aš juos dabar dėsiu. Opa. Gerai, reikia permesti greitai virves. Šitos virvės šiaip tai nereikia. Ir šitos nereikia. Na, buvo čia galima biškį talpiau sudėti. Bet balti rulonai nereikia jų labai čia grūst. Su plevelėm. Paprastą šieną galima grūst, bet kaip. Oi. Iš tikrųjų net nežinau, kur parduota, reikia silosą šitą ruloninį. Gerai. Čia kaip tai galima turėti
vidurinį ir bus super. Taip, pritvirtinta viskas. Reikia nubėgti iki fermos pasižiūrėti, aš turiu dar vieną priekabą, man atrodo. Taip, turiu šitą priekabą. Šiaip ir ją galėčiau krauti laisvai. Ir nereikės man tada jų iškraudinėti. Jeigu jau turiu tų priekabų, tai reikės naudoti. Nors kiek tai liko tų rulonų. Jei 4, tai gerai, jei 5, 4 arba 3 ir iš viso net. Manau, tilpsi šitą priekabėlę mažiukę. Turėtų gal nelūžtinai, jei ką dar iš šito priekabą įkrausi vieną ruloną viršaus ir bus puikiai. Taip, statom gražiai čia. Kol kas čia pabus. Taip, čia dar mano presas stovi. Įdomu, kur dabar aš tas dėsiu srutų priekabą. Manau, kad kažkur šitam garaže irgi netilps. Bent jau turėtų. Aišku, dar yra pilna šieno rulonų, bet... Na, jį pasaugosiu. Vis tiek su karvėm pradėsim kažkada, tai... Kodėl taip netysi iš tos priekabos? Ok. Tai vis tiek reikės turbūt karvėm to šieno, tai... Jo. Čia 4 rulonai. Bet man atrodo, čia tilps 3 į ilgį. Iš tikrųjų, čia didelė priekaba šitą. Net tik atrodo mažytė, špinai gan didelė. Turėtų gal ir nelūžti. Bet jei sukrausim 4 rulonus, tai šiaip tai lūžtų, bet... Na, atlaikys. Kad net tokiama, kad yra realiai didesnė už... Bent jau ilgį, man atrodo, jinai iš vis tokia pati kaip ir ta traktorinė. Iš tikrųjų gera priekaba, gerai, kad aš ją turiu nusipirkęs, nes jie galima ir kai ką parsivežti, galima mažą traktorių pasikrauti. Šiandien neklystu, buvau savo T16 čia įkrovęs, kai vežiau parduoti. O, čia tai priekabai vietos šiaip pilna. Tik galėjus ir nusiridenti iki pačio galo tas rulonas. Būčiau nesupykęs. Taip, paimam ruloną dar vieną. Oi, ką aš čia padariau? Ne, nu super. Nu, tipo gražiai padėjau, bet tai biškai ne taip turėjo būti. Nu, vienu žodžiu. Šiaip jaučiu, kad reikia traktorių svorio ant galo, nes kai pakeliu gan aukštai, svyra labai. Vadinama, turiu iš lauko apsėta ar jis apsėtas. Tai yra nieko jame nėra. Reikia pasėt ką nors tai. Tai, manau, pupsikas va čia ir pasitarnaus dar šį kartą, nes siejamosios modų irgi dar gero neturiu, tai reikėtų kokių bent jau, gal, jei kultivatorių 6 metrų, turiu tokių 5 metrų siejamosios. Nu bent jau 4 metrų. Geriausia būtų 5-6 metrų siejamoji. Bet, oi, kažkaip. Bet jei paimčiau tokį čia siejamąją, kokių 5 metrų, tai tada tikrai reiktų Daina traktoriaus bent jau tojo galingumo kaip šitas mano dabar Belarusas 80-inis. Nes šitas T40 jau jam nelabai yra ką duot dirbti. Tas net priekaba šiaip sunkiai traukia, tai su juo sėt galiu su ta sena siejamąja, bet tai... Gal vis dėlto netgi ir reikėjo dėti šitą. Gerai, perišom, atrodo, nenukris. Reikia dėti, atrodo, frontanį gal ant pupsių, ant šito T40. Bent būčiau išnaudojęs aš jį.
Bet nesudėjau, tai nesudėjau. Nieko. Pasitarnaus. Manau, nenoriu iš tikrųjų parduoti, nes čia tokie traktoriai kaip T40, T25, seniau tokių modų nelabai būdavo, bent jau kokybiškų. Ir, nu, šiaip jie tokie įdomus traktoriai, labai mažiukai. Lietuvoje labai buvo seniau sutinkami. Beveik visi turbūt turėjo, bent jau po T25 turbūt visi yra turėję. Pas visus kaime yra buvęs bent jau T25. Ir dabar dar yra. Gerai, atsikabinam. Šitą traktoriuką galiu statyti į garažą iš karto. Tegul sustovi. Tai pupsikas čia kampe. Ir reikia priverti visus vartus. Jo, ir kombainas mano sunkvežimis pilnas. Taip, tai turim rapsų. Rapsų turim bus... turim biškį dar žirnių, tada bus dabar rapsų. Jo, ir dar turim rulonų. Ar išeitų koks nors traktorius? Aš va tokį pirksiu. Jau žinau, o gale 7. Ta pati gale kaina skiriasi 6 kartus. Bet ne, noriu būtent toje kabina. Kad būtų kitoks, tai va toje kabina. Su mažaja kabina. Šitokį traktorių rimsiu. Būtų su mažaja kabina. Tai žiūrėsiu, gal kokį kitą modą pasieškosiu. Kad bus normalia kaina. Ką tai, kaip nors. Kažką sugalvosiu. Nes šiam 5000 nelabai logiška būtų. Kai tokį patį pasiimu už 11, tai bent jau 20 000 būtų. Dar mokėčiau. Ok, įstrigau. Tai ką, šiandien video manau bus tiek. Tai susikruojam tos rulonus. Čia už kadro viską susitvarkysiu. Nusikulsiu. Ir jo. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.